Šiandien kalbu su Elena. Senokai bedarėm su Elena mes video, karts nuo karto apie įvairias naujienas, ką Saulėje daro, ką esam atnaujinę padarę. Tad šios dienos tema, kuriam norėjom paliesti, tai yra marketingas ir spa centrai. Elena, primink, kiek tu metų esi šitoje rinkoje? Jau dabar bus 21. 21 metai. Tai yra labai nedaug iš tikrųjų tokių spa centrų Lietuvoje bėra. Nu, mes pirmieji buvom Kaune, pirmieji atidarėm, pirmieji tas paraidis pakabinom iš reklamos kampanijos tokios. Dar mums buvo šnekėta, kad gal nekabinkit, nieks nežino, kas tai yra. Sakiau, tegul klausia mūsų, mes paaiškinsim. Tai vat, jau praėjo tiek metų. Tai jo, tokie laikai, kai žmonės nežinojo, ką reiškia spa. Taip. Ar buvo sunku paaiškinti, ar tai buvo kažkoks labai didelis susidomėjimas, kad žmonės plūdo, ėjo domėtis, kas čia per dalykas? Nu taip, mes buvom pirmieji, daug ko gal nežinojom, bet aišku, tuo metu labai daug važinėjom, žiūrėjom į užsienį, mokinomės, mokymus tokius pirkdavom, mokymai visada būdavo labai aktualūs. Ir pirmieji brandai, kurie ateidavo į rinką, irgi mums atveždavo daug žinių. Ir apie produktą, ir apie pačią spa, ir apie tarnavimo kultūrą, ir visus spa elementus. Tai pagrindė, tai mes visada sakydavom, kad tai vis tiek sveikata per vandenį. Ir visada siekiam to, kad tai būtum ne šiaip kabinetas ar kabinetai, tai būtum ne vien produktas, tai spa tai vis dėlto tai yra akvazona būtina. Tai procedūros, kur naudojami tie dalykai visi, ir iki šiol aš skaitau, kad pats skaniausias dalykas, kuris yra spa, tai yra vandens procedūros ir viskas, kas surišta su tokiom procedūrom. Tai yra skaniausia. Ne, nes dabar daug kur rašo spa, o tu supranti, nenueini ir turi masažus. Arba klinika ar spa ir užeini paprastas baltas kabinetas, kažkokia tabiški žvakė uždegta aroma ir orchidėja stovi. Dažniausiai sintetinė, tai kažkaip taip masiškai ta kultūra pasikeitė, netgi berods prie Klaipėdos kažkur aš turėjau spa plovyklą mašinai, yra tai iki tokio lygio, bet žodis pradėjau tas raidės vartot tokiu būdu dar net. Jo, tas automobiliams spa, kur ten daugiau išplauna, įgilina, labiau daugiau vaško. Šuniukam tai irgi spa yra. Jo, dabar tas žodis labai plačiai ant... Bet vis tiek sveikata per vandenį. Sveikata per vandenį. Tai prisiminus, reklamuodavo tas marketingas, viešinimas, tai kiek suprantu, būdavo tokia kaip spauda, vieša reklama. Taip, mes visų pirma, tai išorinė reklama būdavo tada ypatingai, kad kuo ryškiau, tai po to prasidėjo tie lankstinukai, masė lankstinukų dėžėm, bet kokiu atveju visada lankstinukai, ta medžiaga tokia. Ir aišku, ypatinga būdavo socialinių tinklų, tada dar tiek nebuvo pradžioje, tai mes tai eidavom per prezentacijos, per žurnalus, laikraščių galbūt ne, būdavo tokie specifiniai, bet šiaip stengiamės kažkokią tą straipsnį žurnalę parašyti, bet daugiausiai tai galbūt per prezentacijas darydom klientinius vakarus, kad kuo daugiau būtum paaiškinta, ir mes turim didžiulį klientūrą savo klientą, kuriam visą laiką kažkas įdomu ir naują kažką nori, bet tada žurnalų nemažai naudodam. Taip. Taip, tai buvo vieni iš tų praktiškai greičiausiai prieinamų kanalų. Ir kiek suprantu, tada atsirado nauja procedūra, žmonės eidavo, jie būdavo įdomu, nemažai reikėdavo pasakoti apie tai, kad kas čia yra, dėl ko ir kaip. Taip, informacijos buvo mažoka, į užsienį tik pradėjo visi važinėti normaliai. Taip. Pavyzdžiui, tokia paslauga kaip hamamas, tai jie irgi, vieni iš pirmųjų mes tą pradėjom, ne taip daug Kaune jūs hamamų paslaugų gausit autentiškų. Ir kada pradėjo Turkiją važinėti ten naudotis, tai jau grįždavo, sakė, mes ar čia norim tokių pačių procedūrų, tokių pačių putų ten masažų ir taip toliau.
Tai va, tai irgi žmonės labai daug keliauti pradėjo. Pradėjo matyti, kas yra tau masažą, kas tai yra kitos procedūros. Nu, tai va, tai irgi tokia pagalba buvo. Bet pradžioje tai reikėdavo labai žmonėm informacijos daugiau duoti. Bet ir specialistų nebuvo, rinka buvo visiškai tuščia. Specialistų nebuvo, tai mes kartu ir mokinamės visi specialistai, klientas, nu va taip pat kartu kažkaip. O dabar taip 20 metų atgal ir dabar. Kokie didžiausiai jaučiasi pokyčiai žmonėse, žmonių pritraukime? Aš manyčiau, socialiniai tinklai atsirado ir ne vienas tinklas atsirado. Ir tie visi influenceriai, tie visi galimybė pamatyti procedūrą bus negyvai, bus netiesioginiam tokiam eteriui, iki tokio lygio. Ir labai daug galima papasakot, labai daug parodyti medžiagos. Ir žmonėm tai būdavo labai toks, bet dabar, kiek aš suprantu, perteklius visko. Ir žmonės net skrolina ir taip praleidžia daug ko. Nes algoritmai taip, kad jeigu pasižiūrėjai kažkokią tą prezentaciją masažo, tai tau pastovi mes iš eilės viską, kas yra rinkoje. Tai irgi daug tokių dalykų. Bet galbūt iš kitos pusės ir lengviau mums naudot gerą medžiagą, gali vis tiek naujieną pristatyti žmogui. Tokia auditorija labai plati tada pasidaro. Tai kuo plačiau, kuo daugiau žmonių pamato tokio dalyko. Nu, manyčiau, socialiniai tinklai dabar labai padeda. Na, jie turi, kaip sakau, yra dviašmenis kardas, kur galima daug informacijos pateikti, bet tu pateiki į tą labai didelį informacijos srautą. Ir peršaukti visus kitus tampa visai sudėtingai. Plius, žinai, kuo daugiau žmonės žino, to jau mažiau aplamai kažką žino. Taip kitą kartą irgi nutinka, kad kuo daugiau pasakoji. Tai turbūt irgi viena iš mano pastebėjimų, kur dabar tendencijos vyksta aplamai socialiniuose tinkluose, marketinge, kur pasiemama vieną žinutę ir per visus kanalus. Kartoja, tol kol... Unikalumo neliko, ne? Jo, tas ne to, kad unikalumo dingsta turinio dinamikos, sakyčiau, kur mes, žinai, dar socialinių tinklų pačioje pradžioje, kai irgi ten galėjome mes imti tą tokį pasakot istoriją. Žmonėm patikdavo istorijas, tu, žinai, pagauna, tu pasakoji ir faina. O dabar šiai dienai pasiema vieną žinutę ir mėnesį, kaip sakau, ten tiesiog kapoja, mėnesį pasakoja, kaip, kur, dėl ko ir vėl ir kartoja. Ir kitą kartą ir įmonėm tampa, nesmagu tą pačią žinutę vis transliuoti, bet tada supranti, kad tų žmogui turi šiai dienai žiūriu, kad suveiktų reklama, komunikacija, tai jis turi tą pačią temą gauti bent jau 7 žinutės. Ir čia gaunasi, kad turi būti informavimas, istorija, žmogiškasis faktorius už jo, atsiliepimas, priminimas ir dar sužaidžia kažkokios būna akcijos arba spec pasiūlymai arba toks, žinai, principė, kai leidi reklamą, ir esu atkreipęs dėmesį, kad 7 kartus turi žmogui parodyti skirtingom temom, kad priimtų sprendimą. Ir dar vienas būtų labai gerai rekomendacija draugo arba rekomendacija kažkokio žinomesnio žmogaus, kad užtikrinti. Tai kuriant strategiją, tai irgi kitą kartą nusimatai, kad turi tiek kartų, kad būtų veiksminga ta reklama, veiksmingas pateikimas. Tai aš kiek spėjau ir su spa irgi jau tampa toks momentas, kai jau reikia rinktis tarp visų, kurie siūlo ir labai panašiai, tai turbūt smulkmeno žaidžia. Mes turim labai platų asortimentą. Dėl to, kol nuo vieno prieini kažkur atsiranda kažkas nauja, pagal sezoniškumą, mes tų naujienų visą laiką stengiamės ko geresnių turėti, įdomesnių. Planus turim labai didelius vis tiek šiam rudeniui. Tai stengiamės, kad sudominti klientą. Bet aišku, didelė reikšmė turi ir ta klientų bazė, kurie kaupi daug metų. Kad žinutė tikslingai nueitum, kad tie žmonės tavo žinutę nepraleistum.
kaip sakant, nepraskrolintum, nes jie tavęs pažįsta ir tada jie domisi, aha, vat aš vat vaikščiu, tai ką čia dar. Nu, bet ir labai didelį reikšmę turi pastovus toks bendravimas, gyvas bendravimas irgi. Arba darbo vietai, arba mes labai daug einam į bendruomenės, kur daug metų pažįstam tų bendruomenių. Jų dabar labai gausiai, bet tos pačios, su kuriais ten po 15 metų kartu. Ir tikrai labai turi reikšmė, kada tu nueini, tau papasakoju kažką iš kitų įmonių, tu papasakoji, va tokie gyvi susitikimai, nu labai įdomiai. Mes nuo rudens planuojam visą ciklą klientinių vakarų, kad kviesim pas save apsilankyti klientus labai mažom grupėm, bet tokios teminiai vakarai tokie. Tai čia, žinai, irgi jau nemažai girdžiu apie tai iš kitų ir kad palengva sugrįžta tas tokį senasis būdas. Taip. Kai kuriam, žinai, pakviesk žmonės, parodyk, pristatyk, gal su žurnalais truputėlį jau sudėtingiau, bet irgi teko man dirbti su batų įmonė, kuri pardavinėja batus per žurnalą. Turi savo atitinkamą auditoriją, naudoja savaitę žurnalą, deda tenai sykį mėnesį reklamą ir jiems visai teisinasi, kad žmonės skambina, užsako, kad galima užsisakyti ir susimokėti kurjeriui. Tai žinai, toks atvyko, pasimatavai, tiko, susimokėjai ir išvažiavo. Jeigu ne, kurjeris pagrąžino atgal. Tai tokie irgi tam tikriom įmonėm metodai visai pasiteisina. O pati, kaip įsivaizduoju, spa centrų ateitis. Ar jie bus vien tik tai apie spa, o gal, žinai, papildomai kažkokios paslaugos atsiranda, produktai, vienimai, turi plėsti kažkokią tai paslaugų spektrą, kad gal, žinai, augti į tos sveikatingumo centrus, kur gali pasiūlyti didesnį spektrą visko. Aš manyčiau, kad ir dabar jau tas vyksta, kad edukacinės programos vedamos yra spa centrų ir kurie savo klientus gali būti netgi edukuoja gamtoje, tokie kelionės išvykos, kur kartu su visokiam paslaugom. Tai tos pačios programos, kurios tu darai, kaip klientiniai vakarai, bet tu darai tai šeimai, kolektyvui mini, arba didesniam, kam leidžia patalpą. Produktai, tai dabar tokia gausa, kad žmonės irgi nepasirinka tą produktą, nes visko daug, šeimoje visi apie tai šneka vienas pas vieną, kitą vaikšto, jeigu tai yra didesnis centras, kaip mūsų, būna visa šeima vaikšto ir produktus vartoja tos pačius. Mes šitą kryptį norim stiprinti, netgi ruošiamas dabar e-shopas mūsų, kad žmonės galėtum per nuotoliniu būdu, kaip sakant, įsigyti ir produktą, ir dabar tik paslaugus įsigyja mūsų, bet bus ir produktai e-shop'e. Mes dirbam tą temą ir tikrai turėsim jį ir labai platų bus, ne vien kosmetika daleiskim, bus ir kitos priemonės ir produktai. Ir tokie dalykai, kaip kada tu turi galimybės didesnės grupės priiminėti, aš sakiau, tokias edukacinės. Plius mes ir dabar jau priiminėjom praktikai studentus, kurie pas mus praeina praktiką, teoriją, praktiką ir labai nedideliom grupelėm pasiimam keletą žmonių. Jie turi galimybę atsivesti klientus savo ir ant jų mokintis, nors mes imam daugiausiai ten jau paskutinio kurso studentus, kurie kas vasarą netgi važiuoja ir kitas šalis praktikai, žinote, Kiprą, visur, jau jie labai pakankamai stiprus. Tai nėra pradinukai kažkokie, nes mes pradinukų negalim kažką jiem paduoti. Tai labai puikiai iniciatyva ir mes anksčiau kažkaip taip žiūrėdavom biškį, trukdys toks salė ir taip toliau, nes tai viskas nemokama. Bet tokia edukacija turim užsiimti, turim užauginti savo specialistus, jeigu žmogus tik tai norėtum. Plius jie plačiau pamato pasaulį, masažo, pavyzdžiui, pasaulį. Mūsų pirtininkai parodo procedūrų jiems savo, jie padalyvauja, hamamo procedūros, dar visokiausių kitokių, kas sužino. Tai yra irgi puikia iniciatyva. Tai ateityje spa
kad ypatinga kažką keistusi, nu, mes ir dabar stengiamės daugiau kažko naujo pridėti, bet vis tiek tai bus prisilietimo, tai bus taktilinių prisilietimo, kurio trūksta žmonėm. Žinot statistiką, žinot, kad labai daug vienišų žmonių, labai žmonių, kurie dirba, kuriem reikia taktilinių prisilietimo, į neaparatinių netgi, o rankų šilumą, dėmesio, nepabijosiu tokio žodžio, kaip meilės, ne, bent tai dienai, tam vakarui. Plus žmonės, kurie dirba labai nuotoliniu būdu ir namuose su kompiuteriais, sėdinčio darbą šitą visą. Visiškai amžius jų neaktualus. Ir 20 metų žmogų, bet jis jau daug metų prie kompiuterio ir jam skausmai nugaros ir visa kita. Šitas dalykas pas mus kaip eina. Turbūt jau gal ne tik ar kompiuteris, bet žmonės su telefonais. Telefonais, nu, aš taip apibendrinu. Dar prie kompiuterio. Net ir vaikai jau tokie. Nes mes su vaikais dirbam. Vasaros metu kviečiam, kad mamos, tėveliai su vaikais ateitum, siūstum vaikus į masažą. Pas mus labai daug nuolaidų vasarą būna. Ypatingų ir ateiti pasimasažuoti tikrai. Labai labai verta vaikus skirti ne vien laukas, saulė, bet ir masažus. Ir vaikams labai patinka. Tai va mūsų kryptis, mūsų tikslai, misijos, vizijos, kaip norim pavadinsim, vis tiek neįtin keičiasi. Mes tikrai vis tiek prie rankų darbo, prie taktilinio tokio dalyko stengiamės daugiau rankų darbo teikti. Tai aš taip įsivaizduoju, kad ir tik Saulėje, tik kiti, bet tie ilgesni, ilgiau išbuvę spa centrai taps tas tokia visapusė sveikatos, kad sveikatingumo oazės, kur ten ir patars, ir priims, ir papasakos, ir nurodys vienokius ir kitokius. Mes, pavyzdžiui, irgi galim daryti tokios bendrus tikslus turinčius įmonės su mumis sveikatingumas srity, tai yra kolaboracijos arba partnerius, pavyzdžiui, priimtumėm pas save, kurie teikia rinkoje kažkokias kitokias sveikatinimo procedūros, kurių mes, pavyzdžiui, nenorim užsiimti arba investuoti. Tai yra aparatiniai kažkokie dalykai, kurie reabilitacijom skirti. Tai gali būti tokios įmonės. Tai mes priimtumėm, turim pakankamai vietų, skirtumėm galbūt kažkiek kabinetų. Tai irgi tokia žinia galima, kaip sakant, žmonėm. Tai irgi papildomas yra papildomas vietoj paslaugų spektras, kad kaip jūs sakau, žinai, tas. Bet aišku, viskas su sveikatinimu surištas. Dabar vis tiek, minėjai žmonės ir prie kompiuterio, kur labai daug dirbo, tai čia programuotojai. Sakykime, yra tam tikra jų auditorija, kur jie pakankamai yra konservatyvūs ir drovūs. Ar tokių daug ateina pas jūsų, tikiu, kad spėja, kad jie gauna su dovanų kuponais. Ateina tokie, ar tikslas juos pritraukti, ar jų tik tai, ar kiek jų ateina? Gal tu žinai? Mes daug pastangų dėjom, daug. Važiuodom į tas įmonės, su vadovais šnekėjom, bandėm netgi tokių dalykų į vietą atvykti su masažo stalais, sukurti ten vieną kažkokią tą kampą. Kažkaip nepaėjo mums, bet visi vadovai sako, sukurta labai daug programėlių. Aš jų nevardinsiu, bet yra programėlis, apsaitė, kaip pavadinsim jos, kur žmonės, kurie skirti įmonių darbuotojams ir tenais žmonės perka. Ir mes esame tose programėliuose ir jie gali nupirkti ir ateiti iki mūsų, tai daugiau pasitvirtina. Ja, tai geras labai pavyzdys, kaip anksčiau buvo žurnalai, kas skaito Moterį, kas skaito Kosmopolitaną, o dabar daug kas iš tikrųjų, žinai, programėlės. Mes praeitą savaitę irgi, žinai, kalbėjomgi apie Tritvelo, kad yra programėlė, kur tikrai nemažas kiekis žmonių naudojasi, kurio mes, žinai, nežinom, ko jie tenai naudojas, pasirodo. Tai daug tokių buvo burbulų, kurios reikia atrasti. Tai aš atsakiau, tokių vasariškų namų darbų turiu, tikiuosi su tavo pagalba, labai tikiuosi, kad surasim dar tokių būdų, kur pritraukti galbūt klientus, ne tiek pritraukti, kiek jų informuoti, kad yra galimybės tokiu būdu nusipirkti, arba daryti, arba užsiregistruoti. Nes naudojam ir programų, ir viską, daugiau viešinsim galbūt tokių dalykų, kur gali žmogus
vėlgi sėdėdamas prie kompiuterio, užsiregistruoti per vieną programėlį, per kitą, visiškai nesvarbu. Arba artimam žmogui nupirkti labai greitai kuponą ir nusiųsti e-mailu. Su priverstiniu atvažiavimu. Su priverstiniu atvažiavimu. Tai, kai, žinai, atsiprašau, kad pertraukiau, bervakariai būna, kur atvažiuoja tokie dideli rimti vyrai, paima jaunikiai ir išsiveža. Tai čia, žinai, irgi tokie atvažiuoja, nuo kompiuterių atveža į masažą. Nes žinokit, ašgi matau ataskaito, iš kur perkami kuponai, ne? Pavyzdžiui, mes dabar per mūsų puslapį labai patogu. Tai dar tobulinsim, aišku, jeigu kažkokie ten dalykai ir pageidavimai, bet yra visiškai ne Lietuvos ten adresai, reiškia žmonės, kurie išvažiavė, nori pasveikinti žmonės, kurie Kauno regione ypatingai. Ir jie nupirka, nusiunčia, žmogus ateina ir nereikia galvoti, ką čia kaip pasveikinti. Bendradarbius, jeigu filialas yra, mamos dienos proga buvo papirkta nemažai. Ir labai patarčiau domėtis šitais dalykais, tiesiog sėdėdamas nupirki ir nusiunti žmogui. Taip, labai ir patogu. Galiojimai dideli, ir ateina žmogus, kada nori, įsiregistruoja. Pas mūsų vienas iš klientų yra Mažeikių gėlės, kur irgi jų vis internetinė parduotuvė specializuojasi tik tai gėlių pristatymų Mažeikių mieste ir rajone. Atrodo, ne? Tokia kaip Mažeikių, bet visai jam neblogai sukasi, neblogai jie dirba ir tikrai daug svetur gyvenantys žmonės, ypač, tu esi, kad ir tam pačiam Vilniui. Iš Vilniaus nuvažiuoti į Mažeikius, prisiruošti kitą kartą irgi neišeina, darbai, dar kažką, o pasveikinti vis tiek artimo žmogo norisi. Tai toks. Mesgi matom, kaip Kaunas vystosi, kiek Kaune naujų pastatų, koncertų salių, ten nežinau, belia kokio į priekį pasižiūrėjau repertuaro koncertų ir halėje, ir arenoje, ir visur. Ir jeigu jūs planuojat, pavyzdžiui, žmonės planuoja į Kauną atvykti į koncertą, tai kodėl nepernakvot Kaune, nes Kaune mes, pavyzdžiui, Radisson viešbutį esame, galiu drąsiai pareklamuoti, kodėl nepernakvojus ryte nenueiti dar ir procedūrą pas mus, pailsėti tokią išvyką su šeima ar su draugi ir pabūti pas mus. Tačiau irgi, žinokit, Šiaip aplamai, Kaunas yra Europai labai populiarus kaip to medicinos turizmo centras. Yra, labai plečiasi iš to. Kur žmonės atvyksta savaitę laiko tvarkytis plaukų, dantų, masažų ir kitų visokių dalykų, kas yra. Tai tikrai potencialas vis toliau augantis. Kaune augantis. Be galo augantis ir Kaunas daug kitai investavo kažkurio tai laikotarpiu. Tai čia ir mūsų ir vietiniam apsimoka atvykti į tą mūsų miesto centrą. Sakiau, kviečiu kažkokiu bendrų projektų daryti su galbūt odontologijos klinikom, su plastikos chirurgija, su ko. Galim bendrų paketų siūlyti, gali kreiptis tiesiog pas mane, mes kažkokiu rasim bendrų taškų irgi. Vienas iš tokių tikslų marketingų, nežinau kaip norit ten rinkodaras pavadinti, tai bendradarbiauti. Dar reikia mokintis daugelį žmonių, bendradarbiaujant, klientus dalintis. Aš kviečiu, kreipkitės, gal surasim tokių taškų bendrų. Vieni kitiem tik tai gėrį atnešim. Tai jeigu kviečia, labai gerų klinikų Kaune yra, reikia bendradarbiauti. Kaip kiti sako, konkurentai. Ne. Aš irgi labai mėgstu sakyti kolegos. Kolegos, bendraminčiai, nes vis tiek eina apie tą patį, nes irgi visko gal pats ir negali padaryti, o gal iš tikrųjų yra kolega, kuris labiau specializuojasi siauresniai srity negu jūs, o jūs truputėlį kitur ir klientais galima keistis. Ir, pavyzdžiui, kalėčių marketingą, tai tikrai neplanuojam, bandymai buvo, turėti pas save galbūt marketingo atstovą, vadovą, vadybininką, kaip ten skyrių marketingo, tikrai ne. Kiekvienas savo darbą dirba, pavyzdžiui, kaip mes su tai bendradarbiavom daug metų, vis kažką vienu kitokiu kampu. Tai yra žmonės, kurie savo krypties specialistai. Ir jie mato, irgi savo matymą turi, domisi viskom. Ir, pavyzdžiui, man labai patinka, kad tu padedi mums ir su puslapiu, ir su kitais visais dalykais. Ir net neplanuojam, kad reikia etatinio žmogaus turėti. Ne. Reikia, kaip sakant, kad kiekvienas savo darbą dirbtų. Aš taip manau.
tam tikrose momentuose, jeigu priklauso gal nuo įmonės dydžio, pasakysiu. Taip, nuo įmonės dydžio. Kada Mums tikrai neverta. įmonė, jeigu įmonė pakankamai didelė, viduje turėti marketingo vadovą yra gerai. Gerai. Tam tikrom smulkiom užduotėlėm vis tiek jie persumdo visus kitus, nes vis tiek įmonės strategija, veiklos jos yra daug plačiau ir vienas žmogus prisimena daugiau. Bet tai čia irgi jau priklauso nuo dydžio, nuo apyvartų ir kitų dalykų. Ja, noriu padėkoti Elena už šiandien skirtą laiką ir už tokius pasidalinimus. Ačiū Tomai ir tau, toliau ir dirbsim.